Nu, kon jūs Romos gyventoje, sveiki gyvi. Pirmų kelionės dieną skrendam aplankyti 7 pasaulio stebuklų. Tai pačiam paskutiniam video sakiau, jeigu surinkam 30 000 laikų ant vidosik, iškeliauja aplink pasaulį. Surinkom 57 ar kiek ten tūkstančių žodžių, nesveika daug. Ir keliauju į Vilniaus oro uostą. Keliauju su labai limitautu bagažu. Vien kuprinė ir bronza. Tai biškėlį vėliau, galbūt kaip nuskrisėm, parodys, ko sėdėjau tom kuprinį, bet iš tikrųjų ten yra 4 maiks, 7 triusika, 4 poros kojinių ir kamerą su laptopu, kaip ir viskas. Pats tik dabar supratau, kad tiek maža prisidėjau, bet nieks daugiau netelpa. Su lagamin, taigi neskrisi. Tai žodžiu, tu jau pat šokam į lėktuvą ir susitiksime jau Italijoje. Kon tik nusileidau. Oras koks nepageidautins. Tai dabar nuo oro uosto iki Romos centro, kur man reikia, yra apie 30 km. Reikia ieškoti traukiniaus arba autobus, kažką varyti iki centro. Romos oro uoste jau iškart pasitinku meną dirbinę. Nereikia net iki centro važiuoti. O, plek sobinį. Insert your card. Collect your ticket. Bilietas 14 eurų. Traukinys už 10 minučių. Reikia ieškoti, kur švies ir. Nu, kom prasideda. Pasirodo, čia reikia eiti per lauką. Pasirodo, čia linto Italijo. Spėk, ar turi strik? Ne, turi striks. Galvau, kad bus geras oras Italijo. Tai neatsėmė, o striks visai. Pasirodo, jau čia reikės eiti pirkti strik, nes matau, kad ateinant 3 dienas čia stipriai lys. Spėjau. Leonardo Espresso. Turim rozetką. Tai dabar 40 minučių iki Romos stoties. Traukinys apytuštis. Pačio pradžio buvau ten daug žmonių, nuvariau į patį gal 3 žmonės vienam. Šitą bagažovį atspėlma. Žiūrėkit, plauks nusikirpau. Tai aišku, kad vis laik skaičiuojam kelionės pinigus, kiek išleidom. Tai bilietas iš Vilniaus į Romą kainavo 57 eurų ir traukinys 14 eurų. $13.40 atvažiavom į Romą. Tai dabar dar prieš lendant į miestą greit varau jaučiai McDonald's pavalgyti.
Tiesiog vien paprastų muštinių suvalgau ir tada skrendam į miestą. Nes šiandien niek nevalgiau dar, jau ir po S2. Tai jo, žodžiu, pavalgiau labai šlykščią, iš tikrųjų, už 16 eurų. Bandau eiti lauką ir žiūriu, nesveiks lietus. Nenori niko eiti. Tai esmė toj, kad varau dabar iki parduotuvės nusipirkti jaučiu skėtį, nes ragas ir čia bet kiek lyn. Nusipirksiu skėtį ir varysiam į viešbutį pasidėti daiktus. Viskas vykst visai kitaip negu planavau. Teko nusipirkti kažkokį vaikišką lietpaltį ir lietsargį. Nu čia vienam kartauką nebūtų gaila išmesti. Už abu sumokėjau tik 9 eurus. Kapas jums toks gražiai atrodo. Spėkit, tas lūžis skėtis ar nelaba. Tik prisipirkau visokių šūdų ir nustoja įlyti. A nebus bereikal nusipirkis. Ir dar va to šitą skėtį. Tiesiog sulūžis skėtis. Gera, tai koik dabar esmė? Jeigu atsimenat, aš varau aplankyti 7 pasaulio stebuklų ir pirmą mano stotėlį yra Roma. Romos koliziejus turėtų būti. Bet kadangi aš tik šiandien atvažiavau, jau ir geroką po peitų, tai varysiam iki viešbučiaus, o koliziejų varysiam apžiūrėti rytoj. Ir šiandien sugalvojau, kad būtų visai nebloga išmėgoti pigiausiam viešbutį Romo. Atsiverčiau booking.com, galvojau, kas čia gera, kas čia pigaus. Ir iš tikrųjų pats pigiausias kainavo 26 eurų berats, kas visai nėra pigia. Muniai 26 ir jau vidutinis klasis. Bet vis tiek, ką bebūtų 26 pats pigiausias, varysiam į 26 pigiausią. Ir ten, aišku, nebus privataus kambariaus, o ten bus 8-vietis kambarys, jaučiu su babajas kokias nors, su bomžegom. Po kol kas man to Italijai kažkaip nesąmoninga. Aš jau pradėjau atlinkti savo hosteliaus, gavau žinutį iš hosteliaus, kad mes turėjom biškių problemų su savo hosteliu ir atsiunt kietą adresą, sak, varyk į kietą hostelį. Pažiūrėjau atsiliepimus Google Maps 2,7 vertiniams mano sekančios hosteliaus. Žodžiu, 17 minučių peškom, grįžtų atgal pristotėjus ir reikėtų, po jis dabar reik varyti. Varau su savo sulūžiu skėčiu. Iš tikrųjų nepagalvojau, taigi galėjau šiaučiu nunešti ir gražinti ant skėtį. Aišku, čekiaus ir negavau, bet gal veid būtų atsiminint, būtų gal gražinint pinigus ar pakeitint ant skėtį. Na, bet kažkokio apdangals ir. Aš iš tikrųjų atvaris tikėjau saulėtas Romus, bus karšta.
Tai dar vienas dalyks ir toks, kad mūniai pačiam tai Italijai gal nėra pati įdomiausia šalis. Ir šiaip to Europoje jau esi prisivažinėjęs visur, tai Romą užtruksim tik 3 dienas. Nuvarom, pažiūram ton pasaulio stebuklą, nuvarysim dar į Vatikaną, pavalgysim kažko itališką maistą ir sekmadienį, tai čia bus, man atrodo, 27 spalį, jau turiu bilietą į Egiptą. Tai Kaire, man atrodo, jau biški bus įdomiau. O čia 3 dienėlis biški paslumpinėjam ir drožam į Afriką. Šiaip pati Roma, tai wow, iš tikrųjų, ein tiesiog šitą paprastom gatvelėm ir tokia iš to tilta visur, bum, bum, bum. Atrodo įspūdinga. Ir plius labai maža žmonių, maža turistų, nes labai blogas oras. Tai ir kažkiek pliusų. Aš kažkur jau atėjau netoliai savo to hosteliaus, bandysim lyst, pažiūrėsim, kas ten per skylė. Tikiuosi, žiūrkių nebus. Tai mano viešbutis kažkur tam šitą pastatį. Pirmas aukštas neatrodo labai fainai. Bet... Wow. Šiaip man čia rodė, ei. Čia ne jau ir mano hostelis kažkur. Norėčiau, kad nebūtų. Arba čia mūni kažkas apgavo. Arba nežinau. Tikrai reikės su žiorkiam mėgoti. Kažkur čia. Pasirodo, reikėjo dar biškį toliau paeiti. Bet mano hostelis ir čia. Pirmas aukštas irgi yra apleisti matos. Bet ten kažkur antram, trečiam aukštą reikės mūniai mėgoti. Room Experience Guest House. Koridorius visai neblogai atrodo. Paulius Samoska. Reception is always open at night. To go out, you just need to ring the buzzer. And there's a button, yes? Yes. Okay. This one is your bed. Okay. Good, thank you. Enjoy. Thank you. Nu kon, atpėdinau, pasirodo nieks neapgavo. Šiaip dar palygins visai neblogas tas viešbutis. Aišku, kitos valstybės ir, pažiūrėjau, Lietuva tikrai už 27 gali gauti kažko geriau. Bet čia 8 lovų kambarys. Pažiūrėkit. Čia šitą mano lova, numeris 2. Čia kažkas mėgos mano ant galvos. Čia po kol kas dar nieks nemėgti. Čia šitą tik tą vieną turiu kolegą. Daiktų prisikrojęs, omega. Ir jūs pažiūrėkit, koks vaizdėlis pro langą. Eina pažiūrėti, kas toliau gera. Ai, čia šitą sakė yra dušas ir tūliks. Wow. Dušas. Toks pusiau inovatyvus. Čia ant laidų prikabinti. Čia kriauklį kaip dvarį kokiam. Paveikslą tualetį. Tai kon, vienas challenge'as bus įvykdyts jau. Išmėgoti pačiam pigiausiam Roms viešbutį. Šiaip kon tikrai ir smagu matyti, tai švari lova. Nes karts atvarsi pačias pigiausias viešbutis tikrai neves laik būnt patalinį išskalbt. Jeigu ten žmogus kartas vien naktį mėgti, tai karts būna ir nepervelk patalinį. Bet šį matos tikrai švari patalinį. Tikrai ir pervelkt ir švaru. Nu ką?
Čia gal ir biš papelėjus taip minimalė. Nu, bet tas pelės čia niek nepakenks. Nu ir kaldra neapvilkt, tas irgi biški erzin. Na, bet kažką. Kažin veikšvėjais. O, turiam ir liustrą. Gail malūns neveik. Tai iš tikrųjų koks 2 valandas pakimarinau viešbutelį savo, pagulėjau lovo, biškai pailsėjau po kelionės. Išeinu lauk, žiūri jau tomse. Po 7 vakar varys kažkur pavalgyti. Makaron. Atvarėme į Italiją, rėk makaron. Atvariau į pat pirmąjį restoraniok prie pat viešbučiaus. Visiška už 2 durų. Buvo restorans. Ir po kol kas tušts viens pats atvariau, tai turbūt greit padarys valgyti. Užsakiau makaronų ir salotų. Čia šitą tokį veitų galvau sklepį. Nu, čia matos jaučiu vakaras, dar vėliau arba dainos metu daug prisirenka. Muzikėlį gro. Samuškiniaus karbonarą. Ir mano dar salotų bliūdus. Nu ir pavalgiau, visai nebloga. Aišku, makaronus ir sunkia sugadinti, tai visai skane buvo. Sumokėjau švies 21 eurą. Čink, čink. Kažkap dainos met, kad atvariau čia ton Romą. Atrodė šalta. Galvau, kad sušalsiu be striks. Bet dabar vakarį vaikščiant, 8 valandų vakar, 18 laipsnių. Su džempaku pats gazas. Tai dabar vaikštau čia bišką aplinkau, eiškau didesnės parduotuvės. O iš parduotuvės man reikėtų nusipirkti rankšluostį, neturiu rankšluosčiaus. O kadangi po tokius bomžiškus viešbučius daudus, tai ten nebūna rankšluosčių, reikia savo turėti. O šitą pagaliau atvariau kažkaip parduotuvį. Kinų. Net ne italų parduotuvį, bet to rankšluosčių. Čia tas gal biškai didelis, bet reiks jį kažkaip mažesnį, kad nebūtų sudėtinga kuprinė laikyti. Čia gal toks virtuvinis labiau. Visgi radau. Rankšluostok nusipirkau už pitaką. Norėjau pirkti biškį mažesnį, bet galvoju, ten tiesiog prie kūno prilies ranks nusivalys ir bus vėl šlaps. Reikia per didesnį. Nors ir teik norės taupyti ton veit kuprinėje, bet, nu, be rankšluosčiaus negyvensi. Tai dabar skrendu atgal į kambarį. Jau ir po 8, beveik po 9 vakar paeditins kažkon ir pažiūrės dar biškį informacijas dėl rytojaus kolizėjaus. Rytoj reikia varyti pasaulio stebuklą turbūt iškuoti. Parvariau į hostelį, galvoju varys nusimaudyti. Atsuku dušą, nėra šelt vandens pasirodo. Vundau, iš dušą irgi buvo kažkap nesąmoninga, bet vien tik ledinis vundau. Wow. Ką bėg vundau dušį? Tai aš šiandien jau lieku miegoti, susitiksam rytoj ryt. Labanakts. Labą rytą. 9 valandą ryt. Aš jau biškį prie kompo kimarinu. Šiąnakt čia turėjau daug žmonių. 1, 2, 3. Viršau dar, nu išvies 5 per žmonės kimarinom kambarį. Tiek daug garsiai buvau knarkančių, kad wow.
Ir mes trumpų viduosi girdėjus, koi garsų knark žmonės. Nežinau, ar aš čia noriu antrą naktį miegoti. Žiūrėkit, ką panai daiktus laika savo. Žodžiu, daiktą sumėtit beleką visišką. Lauki, lyn, dar stipriau negu vakar jaučiu. Ir dabar toks dalyks. Aš vakar galvojau Kolizėjaus bilietus užsisakyti, galvoju, varys šiandien į Kolizėjų. Atsidarau svetainį, žiūriu, šiandieną bilietų net nebėra išves. Negalvoju, kad ten ir teik apkrauts tas Kolizėjus. Ir ten teik daug žmonių renkas. Tai šiandien bilietų negavau, bet gavau rytoj. Rytoj 1 valandą bilietas į Kolizėjų. O kad šiandien išnaudoti geriau dieną, tai turbūt varysiam į Vatikaną. Nežinau, kas žinot, kas nežinot, bet Italijo, Romos miest ir dar vien valstybė, Vatikans. Tai varysiam užsidėti varnėlį, kad buvom Vatikane ir pažiūrėsim, kas ten gero. Tai žodžiu, kad ir kap atseit man čia nepatektam viešbutį, bet vis dėlto leiktų dar vieną nakčią. Nu, nes tingu, čia reik 10 valandų išsičiakautinti. Man paskiau dienas to kuprinį varinėti po miestą nepatogu, kad ieškoti naujo viešbučiaus. Tai dar rizikuoju pasilieks vėjai naktį tos knarkalas čia. Aišku, varau su kuprinį, tiesiog išsėmiau drabužius. Palieks drabužius, bus kuprinį daug lengvesnį. Pasiem tik laptopų, droną ir viskas daugiau nieko. Lekam į Vatikaną. Šilta. Gerai, iš tikrųjų man reikia varyti ton Vatikaną. Neįsivaizduoju ką. Kažkur mačiau ir netoli metro stotis, tai varau iki to metro. Manau, panašiai ton veit vis tiek kažkas veš, kažkas nuveš. Aš vakar čia šitą valgiau tame restorane, makaronus. Vakar čia teikiau jaukiausiai iš to viešbučiaus pastato, pasirodo, tuo pastato Rusijai valgiau vakar. O čia šitą mon keim, žinot, kas ir? Čia ir akveduks. Čia šitą viršaus seniau vundau tekėdau. Kažkur iš aplinkinių kalnų vundau atbėgdau ir toj būdau kaip vandentiekis. Akveduks vadindavosi. Atbėgdau vundau į Rom tiesiog. Toj šitą Italijos vandentiekiaus sistemą. Dar toks saviems įdomesnis dalyks, aš kiek čia vaikščioju. Daug policijais, bet net on ten norėjau pasakyti. Vaikščiodams pamačiau labai daug tokių šitą fontaną. Iš pradžių galvojau, gal čia šunims tiesiog atsigerti. Pasirodo, čia geriams vundau. Atseit ir saugus. Geriams vundau. Nežinau, ar ragausiam, ar neragausiam. Šiaip, tikras skanus ir net nešals, toks visai šėlts. Nu, ne šėlts, bet patieka kartuočiau. Jeigu nepratreisiam, gersiam dakar. Būtų gera šiandien dar man nepamatyti to Kolizėjaus, nes biški nukris nuorsanon, tada ryto pamatyti. Būtų gera šiandien išvengti pamatymą, nes vakar nemačiau. Būtų gera šiandien nematyti ir pamatyti tik tą ryto. Šitą metro surast. Lendam į požeminį. Vienas bilietas 2 eurą. Nusipirkau 2 bilietus 4 eurą. Nežinau, kur kešt bilietą. Net ten kišau.
Šitą dabės atvarsi į Manzoni stotelį. Reikės išlėpti Ottaviano. Už 4 minučių. Per lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, dalla domenica al giovedì, dalle ore 21, la linea A della metropolitana. Nu, su to metro važiuoti dušneks žiaurus. Koks 25 minus reikėjo važiuoti. Dabar panašiai dar pėsčiom tai reiks paėti. Bet atvarysim į Vatikaną. Labai populiari stotelė. Daug žmonių. Einant link Vatikaną, ger parduotuvė viskas po 1 eurą. Šiaip visai pigi. Nu tai kon, ponios ir ponai, sveiki atvykę į mažiausią pasauliaus valstybių Vatikaną. Tai jo, čia realiai mes ir matom beveik Veston valstybį, toks vienas didelis kiemas ir dar keletas gatvelio aplinkau. Galit pažiūrėti šitą dabar žemėlapį, ką atrodo Lietuva palygint su Vatikanu. Čia žmonių eilė, katrai nori įeiti į Vatikano muziejų. Tai atrodo aš tikrą neįs, nes ant ten te ir ten aplinkvės realiai valstybė ir žmonių eilė į muziejų. Tai išvies Vatikan gyvent 757 žmonės registruojant oficialiai. Bet čia Vatikan nėra jokių viešbučių. Čia daugiausia gyven, tai šventika visokiai, kur atvažiaun. Sargybinė. Daugiau nelaba, kas čia gyven. Ir Vatikans ir mon 50 aplankytų valstybių. Lygia 5 valstybės aplankys. Reik užsižymėti. Šiaip valstybėm žymėti naudoju Bean, toj programėlį. Visą įdan. Kiem 9 aplankytus, dedam 50. Vatikan City. Tadam! 50. Tai čia realiai pati pagrindinė Vatikano bazilika. Katros vis trokšti, ten video kaip ir muziejus, man atrodo. Ir šitą žmonės netgi iš Taivano atskriedo. Su Taivanu vėliau šitas klaidos. Iš tikrųjų šiaip įdomi, kad čia šiaip dainos metu turistų Vatikane būna daugiau negu vietinių gyventojų. Pasiklausykit Vatikano varpų, ne kiekvieną dieną išgersit. Čia šito toks ir Vatikano paštas. Jeigu užsibuva, internets dinga, gali savo laišką pasiūsti savo numeriai. No photo, no video, thank you. No problem. Tai šiaip Vatikans nors ir tokia atskira valstybė. Bet jokių čia pasienių niek nėra. Jokių kontrolės punktų. Atseit to ir kažkoi kaip ir atskira armija. Šveicarijos armija liktai prižiūrčia. Tai kažkoi kontrolė vyksta čia tom Vatikane. Ne tik policijais apsaug, bet ir kariuomenės. Kadangi aš jau jėsti, bet kiek noriu, manau, kad šausiam hotdogą. Matau, labai daug hotdogų pardavinė. Šausiamės vieną. Hello. I would like hot dog. Hot dog? Yes. How many want? Only one. Hot dog like ketchup, mayonnaise, mustard? Yes, everything. Everything? Prego? 2 águas. That's all? How much? 7 euros. Thank you. Tai pasiėmiau hot dogą.
6 eurų ir vundau euros. 7 euriuką. Čink, čink. Produktas atrodo labai bloga. Tragiška tiesiog. Pirmą kartą matau, kad dešra būtų perpjauts per posį. Jokių svogūnų, jokių daržovių, tik ta dešra ir majonezas su kečupu. Wow. Nustebinot. Tikėjaus bent jau svogūnų ir agorkų. Šitą viskas, ką turim. Šiaip dar, kiek žinau, Vatikan Store savo geležinkelių liniją, katra irgi pati trumpiausia visam pasauliui. Tai man dabar kažką reiks surasti, kur į tos geležinkelis, kur tas stotis. Žodžiu, jeigu nori nuvaryti ten į ton patikėjimą, bazilikas, ten Vatikanai, kur tas į geležinkelis, ten būtina turi bilietus nusipirkti. Ir kad ten dabar įlysti, reikėtų laukti toks 4 valandas, jaučiu mažiausia. Nes ir aplink visą miestą ta eilė, tokia didžiausia, tai aš manau tikrai nelauks. Tai jo, čia iš to Vatikano viskas aišku. Ir dar tokį mažą challenge'ok pabandysiu apeiti aplink visą Vatikaną. Apeis aplink valstybę, pažiūrės, kiek laiko trunk apeiti Vatikano valstybę peškom. Pradedam keliauti. Aplink visą Vatikano valstybę. Toik šitą sieną ir aptvert. Aplink katron gali apeiti visišką ir šaligatvį aplink OVS valstybę. Grįžau į tom pat veitelį. Aplinko vis Vatikano valstybę apeiti užtrukau 35 minutes. Galvojau, kad biški greičiau čia bus, galvojau, kad biški mažesnė valstybė, bet užtrukau 35 minutes. Dar biški paklausiau ten dėl bilietų. Tai sakė, šiandien išvies bilietų nebėra, o jeigu ir turi bilietų, vis tiek negali nueiti į ton sodą prie to geležinkeliaus. Man čia įdomiausia buvo tas geležinkelis jaučiu, tai sai gali tik tą užlieptum bazilikas ir nuo bazilikas tipo pasižiūrėti iš viršaus. Bet šiandien bilietų nebėra. Tai net nebesuk galvos. Nu, toks tas Vatikans. Pažiūrėjom bent jau iš toliai, ką atrodo. Į sveikas. Gerai, užteks tų Vatikanų. Varau į partojų žiaurę noriu gerti. Gal kažkokį užkandį trumpą. Lėksam link viešbučiaus. Pasiėmiau kefiriksą. Kapsieną bez gers kefiriksą ir Kinder Pingvin. Kokos skoniaus, nes nikados ragais. Ragauja. Nu geras, iš tikrųjų grins jogurts. Turkijo kefiriksas buvo biški toks. Toks biški rūgštiesnis gal būdavo. Visai skanus, daug geresnis negu originalas. Muniai. Tai pietums išgėriau pos litro kefyrą ir 4
Kinder pingvinus. Pats gazas. Aš tai pagalvojau, kad norėčiau išbandyti elektrinį motociklioką. Mačiau, čia kai kuriai važinėjęs su elektrinės mopedas. Galvoju, aš iki viešbučiaus galbūt parlieksiu su elektriniu. Konto. Iškojau mėlyn, čia pasirodo balts. Ta šitą man mopedas. Nu, kon, pabandom, ne? Start to ride. Du šalmuką įdėti, gali dviese važiuoti. Nusimausiam keporį, pasidėsim čia. Ok, pabandysiam čia telefoną kažkur įsidėti, jeigu laikys. Toks senoviškas tas šitą prisukiams, kad wow, bet turėtų laikyti. Tiesiog metalinė laikiklė ir prisiverš su veržlį. Nu kon, bandysiam tiesiog nenusijobinti, ne? Startuojam. Bišk trūkst garsą. Norėtus, kad būtų bet jeigu nėra, tai nėra. Posūkė veik. Savo gal smagiai ką pasiel, gal su motocikliuku pasivažinėti. Dedam per šonsu vien žodžiu. Bet max speed tu jau išbandysiam kiekvien. Šiaip apie 50 mažiau, tikrai. Nieko, ar įsibėgėti. On 50. Nu 50 mažiau, tikrai. Gers, kap malonu važinėtis. Trauklat prisimenu. Goldo man posūkiaus. Kažin, ką be ronkų būtų. Easy ir be ronkų. Vos pratilpau. Vos nebuvo zuikiaus pagaut. Nu ir viskas. Atvariau prie viešbučiaus, tik kažin kur paliekt mopedas. Ką būtų gera čia paliekti. Pažiūrėsim, konsak mūsų appsas. Nu ką, aš galiu pasakyti. Šiaip pasivažinėjau visai smagiai, bet visai nepigia irgi. 22 minutės, 10 eurų. Čing, 10 euriukų. Nu, bet tie biški paliekti, jo. Su metro kainau 2 eurą, su tau 10 eurų. Gerą, lekam į kambarį ilsėtės, man atrodo, šiandien, kažin ar bevarysiam kur. Reiks sėst prie kompa. Tai šiandien išvės 10 valandų vakar. Išėjau dabar į parduotuvę, nes vės vakar editinau tiesiog vidosik ir taip gavos, kad likau be vakarienis. Pasigrėbiau maišiok, išleidau 7 eurus. O pasiėmiau tiesiog bananų, sumuštinį vieną, riešutų ir jogurto. Kažkas liks rytojaus pusryčiam. O dabar aš grįžtu į viešbutį, varau nusimaudyti ir einame miegoti. Rytuo mūsų lauks pagaliau pirmasis pasaulio stebuklas Koliziejus. Tai šiandienas vidosik čia ir pasibaigs. Tai jeigu jau pažiūrėjai iki pačių gal, paspaus like, paspaus subscribe, parašyk komentarą. O mes susitiksime turbūt, kad už poras dainų. Iki.